7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, kovo mėnesis, kovo pabaiga, oras dabar neprimena jau tokio laikmečio, bet už tai krepšinėje mums geriausiai yra pasakomas, koks tai yra laikas, tai yra lemiamų kovų metas. Komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas jūsų ekranuose. Šią savaitę vėl daug krepšinio, vėl dviguba Eurolygos savaitė, bet pradedu nuo antradienio susitikimo Vilniuje, kur Rytas namuose priima Malagos Unikachą. Atrodo seni geri laikai, Malagos Unikacha Vilniuje prieš vietos Rytą, bet Rytui netokie ir geri laikai. Liko tik teoriniai šansai žengti į ketvirtfinalį, kur reikia ne tik pergalės prieš Čempionų lygos favoritę, bet reikia Kazio Maksvyčio pagalbos. Mače su Stambulo Galatasarajumi Manisa turi iškovoti pergalę, kad vilniečiai žengtų toliau, tad daug dedamųjų, bet pirmiausia vilniečiai turi žiūrėti, kaip padaryti savo darbą, jiems kovo mėnesis labai sudėtingas, turėjo 4 pralaimėjimų seriją, savaitgalį atsitęsė su Mažeikis, galbūt žaidėjai pajuto ritmą, pailsinti buvo Radzevičius su Ardžiai Kaulu, tuo metu Unikacha jau užsitikrinusi vietą kitame etape, galbūt Vilniuje bus šiek tiek atsileidusi, bet savaitgalį jie parodė savo lygį su Madrido Realu, pagerino Ispanijos lygos visų laikų tritaškų rekordą, 23 tolimi šūviai, pasiekė tikslą, įspūdingas rezultatas ir apskritai. Unikacha buvo prastesnėje formelėje, bet tai yra komanda, kuri visą sezoną žaidžia daugiau mažiau lygiai, turi labai vienodą sudėtį ir vilniečiams nebus lengva, bet galvoju, kad Rytas griebsi šiaudo, Rytas atgaivins tą minimalę viltį, atgaivins tikėjimą, perduos estafetę Kaziui Maksvyčiui ir iškovos pergalę dramatišką 3-6 taškų persvarą. Tas pats antradienio vakaras reikės kažkaip persiplėšti, kadangi tarp mačų skirtumas vos pusvalandis. 8 val. Monake Žalgiris kovoja Eurolygoje su Donato Motiejūno. Atstovaujama komanda Eurolygoje apie šansus įkrintamų jau reikėtų turbūt pamiršti, geriau sakyti, kad Žalgiris turi geresnių šansus patekti į 2026 metų finalo ketvirtą negu į šių metų Eurolygos įkrintamasias, bet lieka 4 rungtynės reguliariame sezone, reikia jį užbaigti garbingai. Monakas pastaruoju metu tikrai nežiba, nors Danielis Taisas prisijungia ir šiuo metu tai yra vienas geriausių Eurolygos centrų. Praėjusią savaitę solidžias rungtynės sužaidė Monakas prieš Fenerbahčę, iškovojo pergalę, bet savaitgalį Prancūzijos pirmenybės jau patyrė pralaimėjimą prieš Villerbano Asvelį, tad tikrai labai stipriai bankuojanti komanda, bet jų tvarkaraštis yra labai sudėtingas. Monako dar puoselė viltį atkrintamosiose turėti ne tik tiesiog jas patekti, bet net ir turėti namų pranašumą, bet tai padaryti norint reikia būtinai įveikti Žalgirį, jei kauniečiai žiūri kaip į akivaizdų taikinį. Tuo metu Žalgiris Barcelonoje parodė, kad grįžo jie prie savo gynybinio veido, tačiau tas lygis likęs spalio mėnesį, kai komandos pasistumėjo į priekį. Žalgiris prastovėjo vietoje, keitė savo veidą su Loniu Bokeriu ir viskas taip ir susiklostė, kad žalgiriečiai šiemet lieka nieko nepešę, galvoju, kad nieko nepešė ir Monake. Monakas iškovos pergalę 7-9 taškų persvarą. Trečiadienis dvigubo Eurolygos savaitė, trečiadienį mažesnis tempas, bet tikrai bus įdomių mačų ir pasirinkau Tel Avivo Maccabi su Atėnų Panathinaikos, sakytume, Eurolygos čempionai prieš vienus Eurolygos outsiderius, bet tie outsideriai su Rokiu Jokubačiu prieš jie pastaruoju metu žaidžia įspūdingą krepšinį. Per visus frontus 6 pergalės paeiliui Eurolygoje taip pat fiksuojama 4 pergalių serija, tuo metu Atėnų Panathinaikosas neblizga, jie vis dar verčiasi be pagrindinių vidurio puolėjų, Kendrikas Nanas banguoja, praėjusią savaitę vos išneštas sveikas kailis prieš absoliučią Eurolygos outsiderį, Eurolygos gėdą Berlyno Alba, tad išvyka į Belgradą nebus lengva, nors Sergino Tamano vyrai irgi nori iškovoti tą namų aikštelės pranašumą ir pergalę prieš Maccabi yra būtina. Laukia labai įdomios rungtynės, manau, kad pamatysime rezultatyvų mačą ir galvoju, kad Pavo vis dėlto išneš sveiką kailį, nutrūks Roko Jokubačio vedamos komandos pergalių seriją, bet laukia įtemptas mačas, sakyčiau, Pavo pergalė 3-8 taškų persvarą. Ketvirtadienis Žalgiris dvigubą savaitę užbaigė Prancūzijoje su Villerbano Asveliu, kuris turi pačią šalčiausią atkarpą Eurolygoje, 7 pralaimėjimų seriją. Praėjusią savaitę jų pirmajame kėlinyje iškėlė baltą vėliavą Madride, kur ten buvo triuškinami ir neturėjo jokių šansų, bet grįžo Teo Maledonas. Teo Maledonas buvo nuostabus ir Madride, ir savaitgalio pergalingose rungtynėse prieš Monaką ir šį pergalę pasako, kad Asvelis nėra patranko mėsa, juolab, kad prisimenant Žalgirio istoriją su Asveliu, pastaruoju metu ji nėra sėkminga. Šiemet pralaimėta Kaune, pernai pralaimėta abu sykius ir Villerbano Asvelis tampa tas sudėtingas varžovas kauniečiams dėl savo fiziškumo. Taip, pirmiausia, ten yra Teo Maledonas, tada visi šalia kiti žaidėjai eina, bet yra veteranai patyrę Lavernas su Nando De Colo, žaidėjai, kurie tikrai Melvinas Adžinsai, jaunasis, kylantis talentas Prancūzijoje, Nilas Sako. Taip kad nereikėtų pražiūrėti pro pirštus į Asvelį, juolab, kad ir Žalgiris nėra stebuklas šiemet.
Vis dėlto tikiuosi, kad dvigubą Eurolygos savaitę išvykoje kauniečiams pavyks pademonstruoti pergalingą krepšinį ir pavyks iškovoti vieną pergalę. Labai daug priklausys nuo Silvėno Francisko ir būtent prognozuoju, kad Francisko sužais geras rungtynės Villerbane ir Žalgiris iškovos pergalę. Su Europos reikalais šią savaitę užtenka, savaitgalį žiūrėsime Lietuvos krepšinį, sekmadienį laukia labai įdomi dvikova Panevėžyje, vietos 7bet Lietkabelis priima Wolves, 7bet Lietkabelis tikrai patyrė šoko Jonavoje, kur kontroliavo rungtynes, atrodė gali pratęsti savo pergalių seriją ir taip ir nutiks, tačiau ketvirtajame kėlinyje sustojo ir trečią kartą paeiliui šį sezoną pralaimėjo Jonavos komandai, susikomplikavo savo patį turnyrinę lentelę, dabar labiau galvoja ne kaip pagauti Vilkus trečioje vietoje, o kaip pasiimti tą ketvirtą vietą. Dėl tos ketvirtos pozicijos jie kovoja su Jonava, kartu su Utenos ekipa, tad reikalų čia bus ir namuose laimėti prieš Wolves labai reikia 7bet Lietkabeliui, kadangi Vilkai vis dar atrodo pagiriojasi po pralaimėto aštuntfinalio Europos taurėje, vis dar legionieriai ieško motivacijos, žaidė 7-8 žaidėjų rotaciją, turi problemų su traumomis, Anthony Kauvanas atrodo pagaliau vėl grįžti į tą MVP lygį Lietuvos krepšinio lygoje ir vėl. Mūsų, manau, laukia atkaklios rungtynės, Vilkai nepamiršė to pralaimėto mačo Vilniuje, kada patys 7bet Lietkabelio vyrai atvyko išretėję ir sugebėjo išsivežti pergalę. Taip pat buvo tos rungtynės dėl trečios vietos Karaliaus Mindaugo taurėje, tai parodo, kad 7bet Lietkabelis moka žaisti šį sezoną prieš Alessandro Magro auklėtinius ir prognozuoja, kad ta 7bet Lietkabelio pergalių serija prieš Vilkus prasitęs ir Panevėžyje. Prognozuoja Nenuno Čanako vyrams pergalę 6-8 taškų persvarą. Nu tai ką, šią savaitę tiek 5 rungtynės mano akiratyje, pažiūrėsime, kiek man seksis pataikyti jų eigų, jūs irgi prognozuokite komentaruose, kaip seksis Lietuvos klubams Europoje, na ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Kitą kartą.